Gerai, atsakykit dar. Gal geriau papasakokit kokį nors kuriozą, kurį atsimenu. Kur kuriozą? Dabar staiga atsiminiau. Mes grojame, reiškia, toks yra labai prestižiška salė Paryžiuje. Teatrai Champs-Élysées. Ir čia jau... Ir dabar mes ten turėjome koncertą. Ir kadangi mūsų koncertas buvo, reiškia, naujo sezono pradžia, o pas jos naujas sezonas Champs-Élysées teatre yra sausio mėnesį. Mes sausio 11 dieną grojame atidarymo koncertą. Ir ten, kadangi turi atidarimą, ten suvyko tokia, kaip čia galima būtų pasakyti, Paryžiaus greitinėlė. Sugrėbta visi, ten tokių porą mačiau, visi vaikščiotos, reiškia, garbės legiono ordino tos, įsisegė. Atrodo, kad kaip, žinai, kokia klubo žingsniukai, tokia pilna visų garbės legionų. Ir aš, reiškia, laukiu išėjimo, aš biškį nervavausi, žinai, vaikštau po užkulisius ir žiūrim, toksai stalas, aš noriu atsisėsti, net man koja tada skaudėjo, reiškia, noriu kur nors atsisėsti, nėra kėdės, stalas toksai paprastas labai prie pat išėjimo į sceną ir kėdė tuščia. Ir ten sėdi tokia ponė, fantastiškas, žalia, tokia, kaip žvynai, tokia suknelė aptempta, žinai, ir jinai sėdi, ir galvoja, žinai, vis tiek koja skauda, žinai, aš atsisėsiu, aš atsisėdau, ir jis sako, sako, žinai, sako, kokiais kalbą kalbam, pasirinkome, reiškia, angliškai, nors aš norėjau vokiškai, bet jinai sako, kad jinai nemėgsta vokiečių. Jo, pasirinkom angliškai, ir tada jinai man sako, ir pradėjom vis kalbėti, ir aš žiūrėjau, jos akis, pagyvenusi ponė tokia, suprantate, bet žiūrėjau, jos akis žyba tokia ugnė, ir taip greitai mes užviskėm tą vadinamąjį tokį vidinį kontaktą, taip sakant, ir aš matau, kad jinai koketoja, Sandorius sako, jinai tokia, taip, nieko, ir aš pasėdėjau, paskui mes paplėpėjome apie Lietuvą, apie šiaip kažką papasakojo, tai viską. Reiškia, dar nusiplojau ir savo draugo, kuris tam buvo solistas, prancūzas, sako, klausyk, ką čia kas ta čia tarsi? Tu sako, nežinai? Sako, tai yra prancūzų akademijos nariai, sakys kalbą, atidarymą, reiškia. Sako, žinai, sako, bet kokia įdomi, sako, jisai tokia, žinai, tu žinai, sako, kiek jai metų? Sakau, kiek? 94. Kiek atrodė? Jinai atrodė taip 70, taip, žinai, yra toks, pas moterį, yra toks, aš jau pagyvenusią moterį, jeigu jinai gerai įsilaiko, tu negali pasakyti, kiek jai metų. Ir tokia nebloga, žinai. Ir kaip jinai prieš mane vardė akis, aš senai bebuvau patyręs tokį nuostabų jausmą.